Sveiki visi, aš esu Artiomas, aš Laurinas ir nuo šiol mes nusprendėme kelti dar ir mini pamokus, kurios bus tarpinės tarp įprastų pamokų. Juose mes aiškinsime lengvesnius elementus ir pratimus, kurios gerai būtų atlikti, norint išmokti tam tikrus elementus. Ir ši pamoka skirta meškai, taigi jos atlikimo technika. Rankas paėmėte nuo savęs, į save yra žymiai sunkiau atlikti. Užkalbėt ant turniko ir paprasčiausiai išsirečiat ir bandot save pritraukti. Kai pritraukit kažkur iki nugaros, tiesiog automatiškai persiskirsit. Kažkodėl naujokams dažnai kyla problemos būtent su šiuo elementu, nors jis yra vienas iš lengviausių. Dažniausiai jiems kyla 3 problemos. Pirma problema yra tokia, kad jiem trukdo prisitraukti užpakalis. Taigi jums reikia tiesiog labiau atsitraukti nuo turniko ir išsiriesti. Tai yra maždaug taip. Antra problema yra tokia, kad naujokai negali persisliuoti. Tai gali būti todėl, kad jūs neprisitraukit iki šitos vietos, tai yra iki nugaros. Ir antra problema, kad jūs nepakankamai išsiriečiat ir nesulenkiat kojų, kad lengviau būtų persisliuoti. Tai einat iki nugaros ir sulenkit kojus. Trečia problema, kad naujokai negali prisitraukti. Tai yra, jie užkelia kojas ant turniko, išsiriečia ir bando trauktis, bet jiem neišeina. Gerai būtų atlikti dažniau prisitraukimus, atsispaudimus ant lygiagrečių. O jeigu jūs jau pažengęs ir vis tiek jums neišeina prisitraukti, gerai būtų atlikti dar ir tokį pratimą. Taigi tai buvo meškos pamoka, tikimės mūsų patarimai padės jums išmokti šį elementą. Taigi stenkitės, mokinkitės ir tobulinkitės. Iki.